Sveiki, mano vardas Ignas, esu Sveiko stuburo mokyklos kineziterapeutas, čia mano kolegė Jonita. Šiandieną pakalbėsime aktualią temą, kaip išvengti padidinto kūprinimosi paaugliams. Sveiko stuburo mokykla rekomenduoja keletą pratimų. Pirmasis pratimas būtų menčių suvedimas stojomis. Pilvų plotyje keliai sulenkti truputėlį, pilvo presas įtemptas, rankos yra ištiestos. Pečiai turėtų būti atpalaiduoti. Pratimo metu atliekame menčių suvedimą ir rankas tiesiame į priekį. Labai svarbu atliekant pratimą nenuleisti ir nepakelti galvos. Galva išlieka neutraliai. Suvedame mentis ir lėtai tiesiame rankas į priekį. Pratimą atliekame 10-12 kartų. Antrasis pratimas tai būtų krūtinės raumenų tempimas. Stojamės į tūksto poziciją. Dilbiai mūsų atremti į sieną. Alkūnės pečių aukštyje ir pratimo metu svyrame į priekį, kol pajausime tempimą krūtinės srityje. Neišlieskime jausminės dalies, laikome 40 sekundžių. Palengva grįžę, keičiam padėtį, antroji padėtis, alkūnės per sprindį aukščiau, vėlgi svyrame į priekį, kol pradėsime jausti tempimą krūtinės dalyje. Laikome vėlgi iki 40 sekundžių. Grįžtam. Ir trečioji padėtis. Alkūnės truputėlį žemiau mūsų pečių, vėlgi maždaug per sprindį. Svyrame į priekį, taipogi laikome iki 40 sekundžių. Trečias pratimas. Gulamės ant pilvo, po pilvu dedame platformą arba pagalvę, galime naudoti. Platforma ar pagalvė turėtų būti mūsų viršutinė dalis, truputėlį žemiau krūtinės. Pratimo metu atliekamas pratimas. Pirmiausia, suvedame mentis, tuomet kyla kartu krūtinė mūsų, rankas atvedame į išorę ir išskėčiame pirštus. Labai svarbu išlaikyti galvą neutralioje padėtyje. Pratimą atkilus užlaikome 2-3 sekundės. Kartojame 10-12 kartų.